Hei ho ha ha, šaukia gatvėj minė, atsisukęs pro langą pamatau ten tave. Kai sėdi namuose, kad tu veiki volioji būrą. Kodėl? Todėl, kad tokia yra mano natūra. Aha, kamon, jau čia git manęs klauso, čia visi dabar jums kalba didžiai lygis. Elitinis MTV, pažiūriu telefone, hei ho, SMS. Kaip pagalvojau, dabar mane sukrės. Parašė mano senas geras draugas Jay-Z, nuvariau pas į chatą, patūsinkai visi jau. Juodaodės blondinės limuzinai, užsiknise nuo Genso prisistatė kaimynai. Hei, ką daryt, nežinau, pasipriešint gal reikėtų jiem, bet kaip nenumanau. Išlindo į svetainės mano draugas, Kirilas, supratau, kad tuo įvyks neblogas dylas. Patinka tai ir tinga, kai nieko nestinga. Visą vakarą kalbėjom apie muziką ir stingą. Aistringa, brunetė šalia jos taburetė. Pažiūriu ją į akis, suprantu, jinai kokia. Vakarėlis vyksta, nieks nieko nepyksta. O bičiuliai ant kaktos matau iššokusi gyslą. Valgau aš nemokamai, na ko daugiau man reikia. Ir dar kad iki ryto nenustėstų batareika. Pasižiūriu, man ant kojos jau nebėra kairio bato, kuris dingo, nulindo, pasislėpęs gal užindo. Kažkas skambėjo verkia, o kažką tai jau vimdo. Jeigu norisi kultūros, neklausai sepultūros, paprasčiausiai tu gyvenime nestumdik duros. Atsikėlęs, susivėlęs, pažiūrėk į dangų, suprasi, kad šypsotis nėra taip jau brangu. Mane žmogau gerai. Tik kažką padaręs, nuo darbo nusivaręs. Suprantu, kad nors lengvas man patinka šitas kelias. Kažkur tai tūsas vyksta, ten akis vis sukrypsta. Vieni suranda draugą, kiti ten susipyksta. Šiandien, rytoj ir paprasčiausiai kitą dieną. Supranti, kad gyvenimą gyvename po vieną einam praustis, po vieną esam rūstus, po vieną iškeliausim ir paliksim savo būstus. Mane žmogau gerai girdėt.